Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą. Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais. Jūs klausotės laidos Vartai į 5 puses. Vartai į 5 puses prasideda jau dabar. Sveiki, mielieji. Studijoje Rasa Karpavičienė ir aš kviečiu jūs šiandieną į vestuves. Ruduo vestuvių metas, taip sakydavo mūsų senoliai, ir jie buvo labai teisūs ir buvo labai teisingi tuo atžvilgiu, kad vestuves visada šventė jau rudenėjant, net ne rudenėjant, o jau atėjus rudeniui. Iš tiesų, kai būdavo laisvesnis laikas nuo ūkio darbų, tai spalis, lapkritis, taip patgi sausis ir vasaris. Šie mėnesiai buvo pagrindiniai vestuvių mėnesiai, nes svarbu buvo, kad dar nebūtų prasidėjęs adventas ar gavėnia. Per tą laiką jau vestuvių nekeldavo, va tas laikas, tie keli mėnesiai nuo didžiausių darbų iki advento ir nuo advento iki gavėnios, tai va tas laikas vestuvėms švęsti. Na ir labai buvo svarbugi tuo laiku švęsti, nes vestuvėse dalyvaudavo visi kaimo žmonės, o yra papročių, yra peigų, šią progą būdavo atliekama lyg iš gausybės rago, taipgi sako mūsų etnologai. Iš tiesų, tradicijos, papročiai vestuvių yra labai įdomus. Labai gaila, kad daug iš jų jau yra išnykę iki mūsų dienų, kai kurie yra išlikę, tai labai malonu, bet prisiminti tas tradicijas, kokios jos buvo ir kokias galėtume galbūt ir atsinešti į mūsų laikų vestuves, tai tikrai labai įdomu ir smalsu.
Mūsų etnologai pastebi, kad vestuvės tarytum būdavo suskirstytos į tokias dvi dalis – liūdnąją ir linksmąją dalį. Taip parodant, kad tuokiantis vyksta esminis žmogaus perversmas. Žmogus negrįžtamai pereina iš vieno gyvenimo tarpsnio į kitą, taip kaip gimdamas ir mirdamas. Galima pastebėti, kad jeigu paprotys ar apeiga yra vestuvėse, tai panašių papročių rasim ir gimtuvių ar laidotuvių apeigose. Na ir mūsų protėviams šios būklės buvo panašios, kuriuose atsiduriama pereinant kritinius žmogaus būties taškus. Aleksandras Žarskus pastebi, kad tai, ką šiuolaikinis žmogus pamiršo ir nesuvokė, būties ir gyvybės reiškimosi slėpinius, visą tai žinojo mūsų senoliai. Ir kodėl lietuviškose vestuvėse buvo verkiama? Kodėl daugelis papročių yra tokie kaip ir laidotuvių? Jau buvo taip manoma, kad vestuvinis virsmas reiškia, tarytum tokį numirimą senai būčiai, reiškia miršta. Žinoma, perkeltinė prasme sakoma, miršta bernelis ir mergelė, bet jie prisikelia vyru ir moterimi. Taigi, tie statuso perėjimas, iš vieno statuso į kitą perėjimas yra labai svarbus, visada buvo labai svarbus. Ir dėl to labai daug yra ir apeigų, ir to verkimo vestuvėse, ne tik dėl to, kad keičiasi statusas, bet dėl to, kad ir iš tiesų mergelės nutekėdavo ne visada į tą patį kaimą, kuriame gimė ir gyveno ir kuriame gyvena tėvai. Kartais tekdavo išvažiuoti už daugybės kilometrų ir akivaizdu, kad tais laikais, kai neturėjome automobilių, netaip dažnai tekdavo ir aplankyti savo gimtuosius namus. Taigi tikrai ašaros surūdavo ir mamai, ir nuotakai. Ir žinoma, kad visiems draugėms taip pat būdavo labai gilu, kad jau ištekina vieną iš draugių. Na, bet plačiau apie visą tai šiandieną laidoje. Mūsų laida prasidėjo folkloro ansamblio Visi tokiu labai gražiu šokiu, tokia gražia melodija, mes vaikščiojom. O dabargi vestuvių daina mums padainuos Seklyčia, Kokį aš kelią keliavau. Paklausykime. Kokį aš kelią keliavau, kokį aš kelią keliavau, pakol zėlelę sugavau, pakol zėlelę sugavau, dar zėlelę sugaučiau, kada zėlelę sugaučiau, į tėvo sodą įvežčiau, į tėvo sodą įvežčiau, veik zėlelė sodelį, ką veik zėlelė sodelį, ką veik sesutė darželį, ką veik sesutė darželį. Sesutė rūtelė sėjo, sesutė rūtelė sėjo, zėlelė ją sužakėjo, zėlelė ją sužakėjo. Sesutė rūtelė skynė, sesutė rūtelė skynė, zėlelė vainika pynė, zėlelė vainika pynė. Sesutė krėsle sėdėjo, sesutė krėsle sėdėjo, zėlelę rankoj turėjo, zėlelę rankoj turėjo. Sesutė saldžiai užsnūdo, sesutė saldžiai užsnūdo, zėlelė iš rankų išsprūdo, zėlelė iš rankų išsprūdo. Sesutė balta raudona, sesutė balta raudona, zėlelė žalia geltona, zėlelė žalia geltona. Taigi, jeigu pačias vestuvės, kaip jau minėjau, yra liūdnoji dalis ir linksmoji dalis, liūdnoji
iki virsmo, o kada jau vyksta virsmas, kada jau susituokia jaunieji, tadagi jau yra linksminamasi, kad štai atgimė nauja pora, gimė vyras ir moteris. Ir tada jau ten iš tikrųjų girdime ir labai linksmų dainų ir šmaikščių visokių kalbų. Iš ties tai jau yra linksmoji dalis, nors pirmoje yra ir ašarų, kaip minėjau, ir virkdymo jaunosios. Na, o pagal visą tą senųjų lietuviškų vestuvių eigą nuo pat pradžių, tai yragi, vėlgi, taip mūsų etnologai pastebi, kad sudarytos jos yra iš kelių etapų. Seniau tikros lietuviškos vestuvės būdavo skirstomos netgi 3 tokias privalomas apeigų dalis. Pirmoji dalis tai būdavo piršlybos, kurias sudarė net 6 tokie tarpsniai, tai ir pažintuvės, ir piršlybos, ir susitarimas dėl santuokos, sutartuvės, sužadėtuvės, paskiaugi svečių kvietimas į vestuvės. Kiekvienas tas etapas turėjo savo papročius ir netgi dainomis apdainuotas kiekvienas yra šis etapas, yra išlikusios dainos. Per žvalgytuves jaunikis su piršliu atvažiuoja pas jaunąją pasižvalgyti. Būsimasis jaunikis susipažįsta su būsimąja nuotaka, nes labai dažnai netgi nebūdavo matę tos nuotakos, taigi atvažiuoja pasižvalgyti, tiks ar netiks. Na, o tuo metu piršlys derasi su jaunosios tėvais dėl jos kraičio. Senais laikais būdavo ir taip, kad jaunikis su nuotaka susipažindavo, kaip jau sakiau, tik žvalgytuvių metu. Taigi, kai tėvai nuspręsdavo, kad sūnui laikas vesti. Kitais atvejais jaunikis būdavo jau nusižiūrėjęs merginą iš anksto, tad žvalgytuvių metu jau žinodavo, kur važiuoja. Tačiau bet kuriuo atveju piršlys turėjo sudaryti naudingą jaunikiui ir jo tėvams vestuvių sandėrį, susitarti dėl kuo didesnio kraičio. Nuo nuotakos kraitis, tai kaip žinia, tai merginos rankdarbiai, kuriuos jie kaupdavo nuo paauglystės, jos tėvų jai kaupiamas turtas, kartais ir naminiai gyvuliai, taigi viską piršlys turėdavo sudaryti, kiek gyvulių, kiek kraičio, kiek pinigų bus. Na ir svarbiausias turbūt iš visų tų tarpsnių tai buvo piršlybos ir nuo jų viskas prasidėdavo. Na ir tai jau antrasis toks jaunikio su piršliu apsilankimas pas jaunuosius tėvus ir jis skirtas oficialiai pasipiršti, paprašyti jaunosios rankos iš jos tėvų. Ir štai pateikėjas Mikalojus Katkus labai gražiai aprašo piršlybų momentą savo knygoje Balanos Gadynė, pasakodamas apie 1862 metais jų namuose vykusias piršlybas. O pirštis atvažiavo vienas buvęs jų bernas, kaip sako, piršti vieną jų mergelę. Ir jis pasakoja taip. Vieną šventadienį prieš visus šventus prievakarį įjojo į kiemą 2 raitu. Barbora, čia ta būsimoji nuotaka, pirmiausia pamatė ir purkšt pro duris iš gryčios į kamarą. Aš nustebau, ko ji čia taip. Svečiai susiėjo į gryčią, vienas jų Mataušas. Aš nustebau, ko ji čia taip. Na ir kitas buvo nepažįstamas. Tas nepažįstamas tai aukštas, liemeningas vyras, gerbtinos išvaizdos, kaip paskiau sužinojau, buvo Martynas Daukša. Juodu atvyko piršliais, susėjo, darė pagarbinimą, pasveikino šeimininkus, prašomi sėsti, susėdo ant suolo netoli stalo. Arkliai nuvesti į pastoginę ir pašerti. Šeimininkas kalbina svečius, šeimininkė skubina dengti stalą, netrukus stalas jau patiektas, lėkštėje padėta visa kepta žąsis, ją čia pat supjaustė, ant baltos staldentės apie lėkštę išdėstyti griežiniai kvietinio pyrago, ne šiandien kepto, gerokai apžėdijusio. Mat tiek kepta žąsis, tiek tas ragaišis laikomi ištekliui, apsilankius netikėtam svečiui. Už tų valgymų toliau padėta lėkštė sviesto ir šildytos grietienės. Deja, nei degtinės, nei alaus ant stalo nematyti. Mat pirmosios negalima, o antroji to sykių nėra. Svečiai sodinami užima vietas už stalo, kalba sukasi apie užkandas, o šeimininkė priimdama dejuoja, kad svečiai nieko nevalgo. Tie teisinasi valga, dar ne taip esą išalkę,
O šeimininkė sako, na kaipgi čia neišalksi. Višta palesusi peršoksta per tvorą ir vėl lesa. Gi tamstos per tiek laukų atjojote, kurgi neišalksi. Va čia minkštesnis gabalėlis, gal grietinėlės pabandysit. Šeimininkas kalba palaiko, atsimindamas apie kelio šlapumą, apie įžėlimą šiemet rugių. Svečiai kiek kandė, kiek ne, paprašė vandenuko atsigerti. Reikia pasakyti, kur mes jodinėjame ir ko čia tijojome, pratarė drąsiu balsu piršlys Daukša. Mes ieškome savo paklydusios avelės. Mums prirodė, kad ji pas tamstas esanti. Toliaugi šnekasi su piršliu viena šeimininkė. Geriau už savo vyrą sugebanti tęsti šią dviprasmę kalbą. Vyras tik klausosi ir šypsosi. O kokia žymė tamstų avelės? Mūsų avelė be žymės, mes pažinsime iš akių. Jei be žymės, tai neduosime. Taip galite neuždėkui mūsų visas avis išmilioti. Kas tai matė? Atsiveškite bent liudytojų, atvažiuokite važiuoti, dabargi, kad raiti, tai nei vežti, nei nešti. Piršlys teisinasi, kad tuos sykiu jiems reikia surasti, o atsimti atvažiuosia važiuoti ir su daug liudininkų. Jeigu to jaus netiduosi, mes visų būrių gersime ir valgysime, pustysime tamstą, tremsime po tamstos gryčią, kol netiduosi mums mūsų savasties, su mumis ne jokai. Taip seniems bejokaujant, įeina į gryčią Barbora. Nusipraususi, susiklaščiusi, apsivilkusi naujų marginių kabaciku, o kabacikas tai toks drabužis be rankovių, iš vieno sijonas ir šniūravonė. Įėjus į gryčią, ji neina prie svečių, bet pasuka krosnies link. Dabar piršlys pakilo iš užstalio ir ant vidurio aslos sako, Barborėlė, mes atjojome tavęs aplankyti, pasveikingi mus. Barbora pabučiavo piršlį į ranką, o Mataušo nematyti nemato. Gito žmogaus ar nepažįsti, sako piršlys, rodydamas į Mataušą. Jaunieji tik nusišypso į kitą pasižiūrėję ir daugiau nieko. Šie jaunieji jau pažįstami ir širdyse tikrai meiliai liepsnoja. Na, o dar daugiau apie senovinės piršlybas mums papasakos Videniškių folkloro ansamblio Javužė pasakorės. Dabar ir pasiklausykime, o po to Šeduva padainos dainą Nejok bernelė pavasarį. Aš papasakosiu apie senovinės vestuvės, kaip seniau uždenydavas, labai daug buvo tradicijų. Visas jaunimas buvo kaime, ne taip kaip dabar visi mieste. Taigi būdavo jaunimą daug, žemės nedaug, neturi visi bėgni. Tada eina, ieška kur mergaus bagautos. Nežiūri, kad kur kokia ar graži ar ne, bet svarbu, kada pasaugą turėtų. Tokia buvo ar mada, kad piršlaim nebuvė, nesiženyje. Vis tiek reikia piršlį sudėlėti pasaugas. Jaunikisgi pats nedėlės. Kaip nudirba na laukų darbus jau, laisvą laiką yra rudenį, tai paprašo tokį žmogų, kuris iškalbesnis ir meluo daugiau moka. Tada pasiema pusbankiuko rielkas, švarių nosinį, pakinka arklis su žvaguliais uždeda, nu ir važiuoja. Ir ašgi, kai buvau jauna, tai važiuodavo piršlį ir važiuodavo, ar 7 ar 9 buvo, kur, ale vis tai vienas manys nepasdavoja kitą, aš sakau, paspėsiu davęs, atsiženysiu, paskui žiūriu, kad ir kaip ir atliekau jau. Tadagi vakarienį mamagi išvirė seniaugi bulbagį, tokių perskelį, sako, su sarmekytėm, padarydavo laktienės iš ruginių miltų, žmonės labai bednai gyvena seniau. Nu ir susėdė valgam, bliūdas molinis, šaukštai mediniai, reikdavo labai įsižiauti. Tik be valgantį, žiūrim sužlegėja, kas atvažiuoja mūsų keliukiam. Tai man mama už to bliūdą, aš už bulbų, da kamarą. O mama jau tik gryčiai. Tai arklį važiavo, arklį pastatė, pririšė, ateina gryčian, sako, tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus, mama sako, per amžius amin. Tai kažin, ar mes čia papuolam, ar ne, ar turi tavorą. Seniau merga namuose yra, tai vadina tavorų. Sako, turim. Šitas piršlys, tai tuo ant stalą nosinį patėse, pastatė tų pusbankiukų, kad ženklas, kad jau piršliai. Aš taisau skamarai. Ir čia prieską dugne rūkščiom gelytėm bliusko apsvilkau, čerkesinį undarokų užsidėjau. Ale jau, sakau, dar įnryst plaukuos na kokardą, kad tik pasdabautų jau mane. Norėjau jau, kad ir ištekėti.
Nu gerai, mama atnešė čia ant stalas patkelį sviestą, sūrį užkundos. Tai jau piršlys sako, tai kurgi jūsų šitas tavauras, kad nėra? Sako, ai, mama sako, mano mergiautė šitai, tai prie darbų atplėšti negaliu na darbą. Nu tai, reikia jau išlysti, išlindau iš kamaras jau, pasisveikinam čia, suspažinam, tuoj ginpylą, tuoj pana parškiukai, tai čia išgėrėm, suspažinam, pasėdėjom kiek, pašnekėjom, dabar Anis eina arkliai abraką paduoti. Tai vadina savižūgį, kad jau arklį pašert. Jiem ne tiek tos savižas, ne tas abrakas, ar Anis eina pasišnekėti jaunikį su prišliu, ar merga patinka. Jeigu patinka, tai sugrįžta, a jeigu ne, tai sėda vežimą ir išvažiuoja. Nu, užgirdaugi, kad jau ateina ta trinka, jau tik piršlys runkas, trina jau. Nu, tai načiut jaugi dabar gal prie reikalą įsme. Nu, tai kogi jūs jau, mama klausia, norit? Na, tai kai duosite, gal porą karvelių. Ne, kad tik 2 turim, tai 1 duosime. Nu, tai arkliokų pakinkytų. Nu, arkliokų tai duosime jau kur. Nu, gerai, jau čia sušneka, jau piršlys tik sukas ir vėl pana perskiukai, čia tik pasiūla visiems tik, da porą avelių dadėkit, saka, ir bus tvarkoj. Kaip šauks mama, saka, tėvai, žiūrėk, ir avelas iš tvartą išves. Nu, tai tėvas saka, ai, saka, avelų 1 turiu, ale venzliukų Vilnų mergiautį vailakam, tai duosiu, saka. Nu, tai gerai jau su tai pašnekėję šitaip, jau vėl piršlys, kaip jums šratų, tik sukas, tik papt mama į ranko, pabučiavo, mačiau 4 šimtukų ir prie reikalą. Mama kaip trinkt stavo ant kulauko, ani grašą, saka, a 400 buvo, tai 5-6 karvės seniau. A jau tėvas modžgi, saka, merga nerūgių bačka, nepabrunks, tai saka, kad tu turė, tai ir duok. Nu, ale mama saka, kad, ale tai kur dabar mes tai mergiautį šitų išduodam? Ai, saka, piršlys, bračkaip važiuoja par pikčiūnų lyčių, gurbas didžiausias 2 šūnės pririšti, a jau namas tai blynais dingta. Nu, tai tada jau važiuodavo tėvai pasižiūrėti, jaunikį aptimašiną gyti, mergiautę tą duot jau kur. Nuvažiuoja tėvai, pasižiūrė, ale dabar pijaukų yra, ale ar tada buvo pijaukų. Kiaulyčiose gyvena, tai kai žinojo, kad tėvai atvažiuos, būdavo vadindavo kiaulių skaityti važiuoja jaunikį. Nu, tai kai žino, kad nuvažiuos, tai tada priveda iš visur gyvulių, prineša, pakabina ant lubų lašinių. Jau, nu ir tada nuvažiuoja tėvai, kokie gyvulių pilnas tvartas, lašinių pakabinta visur, atalis ir saka, žinai, mergiautė reik. Seniau tėvai kaip pasakė, jeigu eik, tai eik, jeigu neik, tai neik. Nu ir gerai, tai tada jau, kai jau ženyti sutarė, tai tada važiuoja ant kūnigų. Nuvažiavo ant kūnigų, kūnigas išklausa poterių, surašė, tokia ir tokia su tokiuo, per 3 sekmadienis bažnyčiai pamokslą iššaukia, žūsakus vadinas pasaka. Ir saka, jeigu kas turit kokių kliučių, tai perdagit bažnyčiai, a jeigu jau nėra jokių kliučių, tai 4 sekmadienį važiuojam šliūbą. Nu, tai tada dar prie šliūbą važiavimų 6-dienį 9 vakarai. Vakarė susirenka iš visų kraštų jaunimas ir su muziku. Tai vienas merginas pina vainikų, kitas siuva tulės. Aš šito vainiko rūtų, kai nupina, tai da pamerkė vėlkam, kad būtų žalesnės viekat. Ne, joga bernelio, pavasarį, atjog berno žėlio rudenėlį, atjog berno žėlio rudenėlį, kai bus rogelį želmenuosi, žaliosios rotelės gerbenuosi, žaliosios rotelės gerbenuosi, tai tu pasilaisi žirgo žėlį, ant žalio rogelio želmenėlių, ant žalio rogelio želmenėlių, tai tu pasiskinsi rotėtėlio žalio.
vainikėlį ant rankelių, atneš vainikėlį ant rankelių, uždės vainikėlį ant galvelės, užmaus auksą žiedą ant rankelės, užmaus auksą žiedą ant rankelės. Verkia motinėla žiūrėdama, savo dukrožėlę išleisdama, savo dukrožėlę išleisdama. Vienas svarbiausių tokių pastebėjimų yra mūsų etnologų, kad ypatingai svarbią vietą vestuvėse, visose etapuose vestuvių užimdavo duona. Štai Pranė Dundulienė užrašius yra tokius prisiminimus, kad per piršlybas apie Salaką atvažiavus piršliams būsimosios jaunosios tėvas paimdavo kepalą duonos ir apneždavo jį apie pirkę. Paskui padėdavo ant stalo ir atriekęs pirmą riekę duodavo būsimajam jaunikiui, tikėdamas, kad vestuvės įvyksiančios. Žirmūnų apylinkėse lietuviai dar prieš Antrąjį pasaulinį karą atvažiavus jaunikiui pas jaunąją duodavo 2 bernams, vienam iš jaunosios pusės, kitam iš jaunojo, po kepalą duonos, su kuriais jie šokdavo tarpusavyje pešdamiesi. Kuris nugalėdavo, to šalis buvo laikoma stipresnė ir galingesnė. Kad jaunavedžiams gyvenime niekada nestiktų duonos, juos apiberdavo grūdais. Na, o Vosiūnų kaime, Ignalinos rajone, jaunoji išeidama iš savo tėvų namų aukodavo namų židiniui duoną. Troboje prie slenksčio, senovėje ten gyvenusios namų dievybės ir prosenelių vėlės, taip manydavo senoliai. Taigi prie slenksčio patiesdavo kailinius, ant jų padėdavo duonos kepalą, per kurį jaunoji turėdavo peržengti. Jeigu kepalo neužkliudydavo koją, tai tikėdavosi gero ir laimingo gyvenimo vyro namuose. O jei paliesdavo, tai jos laukė didelės nesėkmės. Peržengusi duoną, jaunoji eidavo prie krosnies, nusilenkdavo jai ir padėdavo ant prieždos rankšluosties stuomenį. Po to vestuvininkai persirenginėjo avinais ir iš seno buvo tikima, kad gyvulių dalys, šiuo atveju avino kailis, turi paslaptingų antgamtinių jėgų. Juose įsikūrusi dievybė, per apeigas tos nepaprastos jėgos persiduodančios pageidaujamam asmeniui. Daug kur Lietuvoje dar XIX amžiaus antroje pusėje, XX amžiaus pradžioje buvo išlikęs senovinis paprotys kepti specialų apeiginės vestuvių duonos kepalą, tokia jaunosios duona. Ant viršaus jam buvo kryžius, o iš šonų išspausti burokų ratilai. Na, apeiginė duona pastebima įvairiose mūsų šventėse, ir šeimos šventėse, ir kalendorinėse šventėse. Ji gali skirtis ir kepalo dydžiu, ir tuo išpuošimu, tačiau apeiginė duona yra mūsų švenčių tradicija. Dabargi folkloro ansamblis Gilė padainuos dainą Šen vasarėlę. Pasiklausykime. Pasamytėlė, o rudenėlį pasamytėlė.
pasenyte, dievulio mano, kaip aš paprasiu pasenyte, kaip aš paprasiu pasenyte, kaip aš paprasiu pasenytėlę, kaip aš įtiksiu tai anytėlį, kaip aš įtiksiu tai anytėlį. Vartai į 5 puses. Kitas etapas tai sužiedotuvės. Į sužiedotuvės susirenka jaunosios ir jaunojo tėvai, piršlys superša jaunuosius, o jaunai užmauna sužadėtuvių žiedelį, patvirtinantį sprendimą. Apsikeičiama dovanomis. Jaunikis dažniausiai padovanodavo jaunai savo drožinėtą kokią rankšluostinę ar verpstelę, ar šiaip kokius karolius kaip papuošaliuką arba sagelę. Na, o jaunoji dovanodavo austas juostas arba kaklaraiščius ar suvinėtas nosinaitės. Gali būti ir padariusi kilimėlį balnui ar kokį kitą savo rankų darbą. Taip jie įrodydavo vienas kitam ir savo artimiesiems savo darbštumą. Apdovanodami būdavo ir tėvai. Jaunoji dovanodavo būsimai anytai ir savo mamai austus rankšluosčius arba skareles suvinėtas, prijuostės. Tėvui ir būsimam uošviui, dažniausiai kokį nors numegztą daiktą, ar pirštinės, ar kojinės, ar kokią liemenę. Apsidalyję dovanomis visi susėsdavo už stalo ir aptarinėdavo vestuvių planus. Žinoma, kad visi tokie pasėdėjimai buvo lydimi ir dainomis, ir linksmybėmis, nes mokėjogi mūsų senoliai ir rimtai dirbti, ir pasikalbėti, ir mokėdavo pasilinksminti. O po pažintuvių, piršlybų ir sužadėtuvių jau ateina mergvakario laikas. Tai jaunosios atsisveikinimas su savo draugėmis, su mergavimu ir išlydima nuotaka į kitą gyvenimą. Į mergvakarį susirenka jaunosios draugės, būsimosios vestuvių pamergės, palydos visos, o kartais ir viso kaimo merginos. Būsimos pamergės atneša savo kepto pyrago, ir populiarus labai per mergvakarį būdavo kasos pyragas. Tai tarsi simbolizuodavo atsisveikinimą su jaunatviška nuotakos plaukų kasa, kurias pindavosi merginos. Mes žinome, kad ir mūsų tautinėme rūbe kostiume, kaip stebime, tai jaunos merginos tikrai su kasomis, o jau kai išteka, tai savo plaukus ar po nuometų slepia, arba po skarele, po kepurėle, jau nevalia su plika galva vaikščioti ištekėjus. Taigi, kasos yra tarytum jaunystės simbolis. Vyriausiai pamergė organizuoja visą mergvakarį. Jie užveda merginas dainuoti mergvakario dainas, taip pat graudina jaunąją, moko šokti. Jie arba ir visos pamergės pina rūtų vainikėlius. Vestuvėms būdavo atrenkamas pats gražiausias rūtų vainikėlis, tai jaunosios tyrumo simbolis. Mat jaunoji iš tiesų privalėjo visada per vestuves prie kasų turėti prisegtą rūtų vainikėlį. Ir gausiai dainuojama, taip pat dalijami patarimai, kaip šeiminį gyvenimą klostyti sklandžiau. O po mergvakario seka atvykimas pas jaunąją, tai jaunojo atvykimas pas jaunąją. Ir ši tokia apeiga vykdoma prieš pat vestuves, kuomet reikia pasiimti nuotaką iš namų ir jau vykti į sutuoktuvių apeigas. Vėliau suporuojamos pamergės ir pabroliai. Pamergėms įteikiama puokštė, pabroliams iš verko atlapus įsigamos rūtos. Ir čiagi Pranė Dandulienė taip patgi pastebi, kad Kupiškio apylinkėse pajaunys vyresnysis jaunosios vainikėlį prisegdavo jaunajam prie švarko atlapo, o vyresnioji pamergė jaunojo vainikėlį prisegdavo
jaunai prie kasų. Tada vyresnysis pajaunys padėdavo ant lėkštės duonos kampelį kauburėlių į viršų, kuriame iš anksto prismaigstydavo sidabrinių pinigėlių ir duodavo vyresniajai pamergiai. Į kampelį pasidėdavo ant kelių, kur buvo patiesta nosinė, ir iš jo išknaibiusi pinigus surišdavo juos į mazgelį ir užsikišdavo už diržo prie suknelės. O duonos kampelį padėdavo ant lėkštės, uždengdavo baltomis pirštinėmis su margais rašteliais ir pastumdavo pajauniui dėkodama už dovanas. Kartais pajaunys į duonos kampelį paslėpdavo auksinį pinigą, tai būdavo labai didelė dovana ir apie tokį pajaunį ilgai kalbėdavo. Na va. Na ir vienas svarbiausių dalykų tai yra, ne vienas svarbiausių, bet tikrai vienas iš tų tokių dalykų, kas būdavo ir per mergvakarį, ir išleidžiant jaunuosius, tai jaunosios virkdymas. Kaip virkdydavo jaunąją, mums vėl papasakos Ievužės pasakorės. Ir po togi Ievužė padainuos dainą Ruoškis sesute, ruoškis ir važiuok. Čia jau jaunųjų virtąją, to jaunoja jau kaip verkėti rauda baisiausia. Nu ir būdavo jau vaikam pasaka, vaikai laksta aplink pirkių, tai saka, jau kai užgirstė, kad jaunasi atvažiuoja, tai praneškit. Nu tai anksti lakstydami, tik tik atalakė, saka, atvažiuoja jaunikis, atvažiuoja, nu tik tai atgroja muzikontai, tik žvaguliai, žvagagi, jau atvažiuoja ir pajauneiti, ir jaunasiai. Ir muzikontai, nu tai čiagi baisiausias grožys būdavo jau, kad vasarų tai linierka, jau žiemų važeliais, alegi tų bunelių buvo gražumas, kad iki kunkalėlis, tai visokiais apimėksta, apdėta, arkliai išpuošta kasnykais, nu ir dar gerkliam būdavo imti negeriau kasausi, nu taigi čia kai privažiuoja, tai čia žvingia kojam, kasa janis, tai šumį jegi girti baisiausi. Nu, tai čia jau suveinagi, jau jaunikin laidžiant, grojagi jau, tai tada jau sėda už stalą, išgeriagi pastikliukui, nu, tai tada jau ataneša saladį prie stalui, padeda, paploja barškų, ataneša kryželį, nu, susėda tėvai, tada kelias jaunieji jau atsklaupia, peržegnaja, duoda kryželį pabučiuot, palaimina. Nu ir tada jau, saka, būdavo visiems su Dievu, ar tai mažas, ar senas, ar jaunas, eina jaunoja pirmą, jaunas iš paskui, nu tada atsisveikina, nu ir išlydyti jau, išvažiuoja jau, sulipa ratas ir išvažiuoja visi. Nu tai tada jau, kai išvažiuoja, tai tada tėvas atsineša uzbolų laus didelį, motka atsineša didelį babkų. Nu tai visiems jau atriekia pavyšalai. A tėvas papadeliuje laus, nu tai visi jau užvalga, išgeria jau šitie kuoliai ir eina namo, a tada jau laukia atvažiuojant iš bažnyčias. Ruoškis sesute, ruoškis ir važiuok, ruoškis sesute, ruoškis ir važiuok, jau žirgelį sustatyta, ruoškis ir važiuok, jau žirgeliai sukinkyta prie kankelių, sustatyta, ruoškis ir važiuok. Dar nesiruošiu, dar nevažiuosiu, dar nesiruošiu, dar nevažiuosiu. Savo mielai motinutei padėkavosiu,
apie simbolius, tokius vienus svarbiausių vestuvių simbolius. Pradnė Dundulienė sako, kad tai yra vestuvių žiedai ir rūtų vainikas. Tai iš tikrųjų tie simboliai, kurie, na ir šiandienągi mes žiedus jaunieji vienas kitam dovanoja, išlikę iki mūsų dienų. Vestuvių žiedai tai turi simbolinę reikšmę, kuris siekia net neatmenamus laikus. Jie simbolizuoja ištikimybę, naujos šeimos sukūrimą, ryžtą kartu žengti gyvenimo keliu ir dažniausiai vestuvių žiedai yra auksiniai. Visais laikais buvo dažniausiai auksiniai, kadangi tai ilgaamžis metalas ir simbolizuoja jie amžinybę. Na, o rūtų vainikas, tai žinia, kiekviena jaunoji privalėjo kartu su nuometu ant galvos dėvėti ir šviežių rūtų vainikėlį. Rūtos ypatingai vertinamos dėl savo gilios simbolinės prasmės, o vėliau jos tapo tiesiog vestuvių gėlėmis. Buvo manoma, kad vainikėlis merginos dėvimas tuokiantis simbolizuoja nuotakos ir ilgaamžiškumą, ir nekaltybę, ir stiprybę. Na, o jaunikis taip pat turėjo skiriamąjį ženklą susijusį su rūtomis. Tai prie krūtinės arba prie kepurės segama nedidelė rūtų šakelė, aprišta baltu šilkiniu kaspinėliu. Pranė Dundulienė sako, kad liaudies dainose rūtų vainikėlis yra perduodamas jaunesniai seseriai kaip nekaltybės saugojimo simbolis. Jei jaunoji neturėdavo sesers, tai perduodavo jį savo jaunesniajam broliui, tai reikšdavo sesers ir brolio subrendimą santuokai. Na, o apeiginėje duonoje, kuri buvo kepama vestuvėms, taip pat dažnai įdėdavo ir rūtų šakelę į duoną, įkepdavo arba padarydavo tiesiog duobelę, įkišdavo ten rūtų šakelę ir jų iškepdavo kartu su duona labai, labai gražiai, arba tiesiog apkaišydavo duoną žaliomis rūtomis. Taigi rūta vestuvių tikrai gėlė. Na, o grįžus iš santuokos visadagi pasitinka jaunuosius tėvai su duona ir druska ir vandeniu. Tai tas simbolis irgi išlikęs iki mūsų dienų, ši apeiga, šis paprotys labai dažnai dar galime aptikti ir mūsų vestuvėse, kai tėvai pasitinka jaunuosius su duona, druska ir vandeniu. Ir dar daugiau apie tai, kaipgi po jungtuvių jauniai grįžta iš bažnyčios, papasakos mums vėl Videniškių pasakorės, o folkloro ansamblis Alksna padainuos dainą Mik mergelė. Na, šliūpą tai išlaidžia su vargonais per bažnyčią, čia jau prie varteliais patinka su armoniku jau ir tada jau išlydi jau visus namo važiuoti ir važiuojam namo, a prie namais jau būna pastatyta broma. Broma pastatyta, stalalis ir laukia. Taip pačiai kaip dabar su duonu su drusku sutinka jaunuosius, taip ir anksčiau buvo sutikdava. Alkėtėda grūdais apie barstą, kad va, kad kiek prilypa, tai kad kiek turtingi bus, arba vaikų daug turės ir sprendžia vieni su kitais. Ale man buvo viena babutė pasakius, kad vaikė tu žiūrėk, kai prieisi prie staliuką, saka, tai tuoj jiem čiupkų stikliuką per matinę ir išgerk. Ir dar jaunikė kojas atsistau, kad prilyk. Tai kad tavo bus visa du viršus. Tai aš mat kaip griebiaugi greitai stikliukų, išgeriau jaunikė kojų, primygau ir mano jau dabar visur viršus. Mik mergelė šokodama gelsvosios kaselės, gelsvosios kaselės. Apturėja nubernelė, brongės duovenelė, brongės duovenelė, žalio rūtų vainikėlė, auksinį žydelė. Auksinį žydėl, man kalbėja seserelės ir kitas draugelės, ir kitas draugel, ką
Tikrisėje vargelį už pirmų metelių. Už pirmų metelių. Nesibijau aš vargelė, nei jauna bernelė. Nei jauna bernelė. O aš gyvensiu su berneliu, kaip du valandėlė. Na ir tradiciniai vestuvinių apeigų veikėjai, tai žiniagi jaunikis su nuotaka, jų tėvai, pamergės, pabroliai, svočios, kurių galėjo būti ir ne viena, ir piršlys, svečiai, muzikantai, kraitvedžiai. Na, nuotakos pusėje atstovauja du pabroliai dažniausiai. Viena, dvi ar trys net svočios su savo vyrais. Vienas, du kraitvežiai. Kvieslys, kuris kviečia į vestuves, vienas ar du muzikantai. Tuo tarpu jaunojo pusę sudaro jaunikis, piršlys su piršlienė, 4 pabroliai, 2 svočios su savo vyrais ir kvieslys ir taip pat vienas ar 2 muzikantai. Vienas tarp pabrolių ir viena tarp pamergių buvo vyriausia. Svečiais kviečiami jaunųjų giminės ir kaimynai. Be kviestųjų dar 20 amžiaus viduryje į vestuves iš tolimesnių kaimų susirinkdavo ir nekviestas vyriškas jaunimas, vadinamieji pašaliečiai. Jie nebuvo vaišinami, turėjo teisę tik pasišokti. Na ir žinoma, kad būtinas yra išlydėtuvių kraitis, kurį giminės vyrai kraudavo į vestuvių vežimą. O jaunųjų išlydėtuvės kraičio krovimas vežiman, tai iš tiesų vėlgi apipintas įvairiomis ir įvairiais papročiais ir kalbomis šmaikščiomis. Na, o po tuoktuvių apeigų grįžtančius namo jaunuosius ir juos lydinčią svitą pasitinka namuose laukiantys svečiai ir tadagi jau prasideda vestuvių puota. Vyksta tokios apeigos kaip stalo išpirkimas, suartėjimo šokiai, jaunųjų guldytuvės ir jaunųjų žadinimas ryte. Visos šios apeigos vyksta vienas paskui kitas ir jų metu jaunikis jaunosios tėvams, o jaunoji jaunikė tėvams teikia dovanas. Viena svarbiausia apeigų, kurių niekaip negalime pamiršti, kalbant apie senasias lietuviškas vestuves, tai yra piršlio korimas. Ir tikriausiai didelė dalis mūsų klausytojų, kurie dabar klausotės laidos, kai pasakoju apie tas apeigas, tikriausiai patys pamenate jų daugybę. Taigi tikriausiai ir piršlio korimą pamenate, ir rakandų įvairių daiktų vogimą ir išsipirkimą. Kaipgi tos rakandus vogdavo, dabar dar vienas pasakojimas apie tai. Tai kai iškukavo gegutė jaunųjų, tai pirmadienį rytą anksti vestuvininkai, pabroliai, pamergės atsikėlė anksčiausiai ir žiūri, kad kas nors pavogti šitų namų, kas nuveš jaunikę pusėn. Tai pabroliai tai gaidį, tai ryštų, tai šūnį, o jų pamergės žiūri, kad lyžę kokią pušynę pagriebt, kad nuveštų jaunikę motinai parodyt, kad atvežė čia gerų šeiminikį, kad mokės duonų iškepti ir bečių gerai išuostyti. Nu ir tada jų rytą anksčiausiai jų laukia kraitvežių, kur veždavo kraitį, o seniau kraičiai būdavo dabar, tai sekcijas, tai kas seniau labai kas mažai turėjo ir spintą, kur sudėjo drabužį, būdavo skrynės tokios, kufarais vadindavo, ir tuos kufaruos priausto būdavo drobių, rėtimų, pakulnių, čerkėsų, visokių milalių, vis namie viskas buvo austa. Nu, juk atrodo turtinga pana būdavo, tai tas kuparas pilnas būdavo, o kurioji šeima didesnė buvo, tai kuparas tuštesnis buvo, tai tada paimdavo, panergi ir prikraudavo akmenų į tą kuparą, kad važiuos kraitvežį, kad jie negalėtų pakelti ir išnešti, čia labai didelis jų kraitis yra jos. O jaunoja susiryždavo savo į paklodę, kad nuvežtų tie kraitvežiai į paklot lovai. Tai ten pagalvę, paklodė būdavo.
Nu ir laukia dabar atvažiuojant krypvežių, pamatą, atvažiuoja, arkliukas blogas, krypvežiai tie sermėgam apsvilki, kuleris susiriešė tokie jau, nelabai kaip jie atrodo jau, neina greičiant on jau, pamergiai susėdant šitą kufarą, daginas, kad įsipirktų jie, nu tai kas seniau, tai toks pusbankiukas, plečkytė, mažutė naminė samagoną, kokia būdavo, ir bambonkių saldainių duodavo pamergiam, kad įsipirktų jų šito jau skrynių. Nu ir krypvežiai paėmė šito skrynį, išneša tą paklodę, kur surišta būna jaunosios, tas patalinė suvežta jų veža nuo pusėn, kad paklot lovą, kai jaunieji nuvažiuos, kad jų lova būtų paruošta paklota. Nu ir dabar pamergiai, pajauni, kas ką pagrėbė, kas ką gali, suskrauna visi, išvažiuoja jaunykę pusėn. Daug senųjų papročių ir tyrinėjo mūsų etnologai papročius ir jų simbolinę reikšmę, aprašinėjo daugybę skirtingų rašytojų besidominčių lietuvių etninę kultūrą. Na, žinomiausi jų yra Pranė Dundulienė, taip patgi Balys Buračas, Angelė Višniauskaitė, jie visi gilinosi į vestuvių papročius ir remiantis visų tų tyrinėtojų ir kitų rašytojų darbais galima atkurti visą šventės eigą, nuo ko prasidėdavo ir ko baigdavosi senosios lietuviškos vestuvės. Na ir žinoma, dainos, kurias taip patgi užrašė mūsų tyrinėtojai ekspedicijų metu. Mes ir iš jų žinome daug apie vestuvių papročius, apie tai, kaip vyko vestuvės, nes viskas juose yra apdainuota ir turime išlikusių visų etapų dainų, pradedant žvalgytuvėmis ir piršlybomis, ir gobtuvėmis, ir guldymo dainos, ir visas ir piršlio korimo. Na, žodžiu, tikrai turime daug dainų, tik gaila, kad mūsų laida yra per trumpa, kad visas jas išklausytume bent dalį, bet tikrai šiandieną girdėjome daug vestuvinių dainų. Ir su šia nuotaika, mėlyje, atsisveikinu su jumis šiandieną. Aš noriu padėkoti jums, kad buvote kartu. Ir jeigu kažkam tai priminė, sugrąžino šį temą į prisiminimus, kai kam galbūt buvo nauja ir įdomu, tai labai džiaugiuosi. Čia buvo laida Vartai 5 pusės ir aš laidos vedėja Rasa Karpavičienė, linkiu jums gražios dienos. Iki naujų susitikimų. Jūs klausotės laidos Vartai į 5 pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.